Sveiki, čia Liutauras. Šiandien noriu pakalbėti tokią temą apie, sakysim, taip vadinamą žiedų alergiją. Kaip būna ant odos kažkokie tai išbėrimai ar dar kažkas panašaus. Daugumoje žmonės nesuvokia, kad tokios būklės, kaip ta paaukštėjus temperatūra, alergija žiedadulkėm ar net odai, sudirginimai kažkokie, nėra visai tik tais sezoniniai sutrikimai. Pagal Ajurvedą dažnai jų bendra priežastis yra per didelė vidinė kūno temperatūra, šiluma. Šiaip vadinama Ajurvedoje pita doša. Reiškia, kai šiluma kaupiasi per laiką, ji gali sutrikdyti virškinimą, pervarginti kepenis, pavyzdžiui, ir kasą. Bei išvis gali išbalansuoti visą organizmą. Jei šie sutrikimai nėra ištaisyti laiku, jie gali virsti rimta problema. Pereiti, pavyzdžiui, tas paaukštintas kūno karštis su laiku labai lengvai gali suėsti tokiais tariamais žodžiais kasą ir pasidarys žmogus diabetiku. Ir diabetas yra, tai ne vien tik tais, kad leistis insuliną ir kažkokias tabletės. Diabetas yra labai rimta liga. Jau kas turi, tai tikrai žino, nes diabetas gali žmogų apakinti, gali reikti naujų inkstų, kepenis gali suvaryti visai. Ir aišku, gali būti amputacijos pėdos ir net visos kojos nuo cirkuliacijos, nuo nebuvimo cirkuliacijos tinkamos. Tai čia labai rimtas daiktas. Atsiprašau, telefonas vis. Toks apibūdinimas apie tą ligą. Kodėl aš apie jį čia kalbu? Todėl, kad tai yra bendra. Reiškia, diabetas cukrinis atsiranda, žmonės sako cukrus ten ir taip toliau. Bet šiaip aš noriu pasakyti, kad pats, aišku, cukrus irgi turi čia reikšmę. Bet šiaip diabetas labai surištas su karščiu, o karštį kelia mūsų gyvenimo stilius, produktai, maistas, kurį mes valgom, pavyzdžiui, pasakysim, kas mėgsta čili pavalgyti, ir ne tik čili, pomidorai, raudonieji pipirai, dar daug visokių yra maiste, sakysim, dalių, kurios sukelia tą ugnį. Ir, šiaip ta ugnis susidaro iš užterštumo kūno. Reiškia, užterštas kūnas, jisai sudaro padidintą ugnį. Jisai ir dar kai ką sudaro, bet vienas iš pirmų požymių jo, reiškia, kitas dar susidaro kapha, reiškia, gleivinė visa užsidaro pas žmogų ir nebegali funkcionuoti organizmas. Aišku, norint sumažinti tą vidinę kūno ugnį, pirmas žingsnis yra vengti tų kaitinančių produktų, kuriuos aš paminėjau, tokių kaip čili, pipirai, visi pipirai, ypač raudonieji pipirai, pomidorai. Bent jau juos apskritai reikia sumažinti, o ypač jeigu jau turit uždegimą, jau alergija yra, tada reikia rimčiau į visą šitą žiūrėti. Nes tai yra garantija, kad šitie dalykai surištos, tik laiko klausimas. Reiškia, ką aš noriu pasakyti, kad daleiskim, jeigu jūs turit kiekvieną pavasarį šitą nosies uždegimą nuo tų žiedadulkių, tai tik laiko klausimas, kada tas visas karštis pasireikš maksimum. Reiškia, kažkoks tai organas išeis iš rikiuotės ir greičiausiai mes kalbam apie diabetą, nes tie labiausiai nuo karščio kenkia. Ir tai laiko klausimas, jeigu labai stiprus organizmas, jis gali užimti iki 15 metų ir 20,
Jeigu organizmas toksai labai nusilpęs, apleistas, daug toksinų, ar žmogus sustorėjęs, riebalais apaugęs, tai labai greitai gali atsirasti. Už kelių metų ir jau, žiūrėk, diabetas. Tai va, reiškia, ką noriu patart. Šiaip reikia dietą įsigyti, kuri, bent jau nevalgyti tų kaitinančių produktų, paskui pakeisti gyvenimo stilių, valgyti dietą atitinkamai pagal kiekvieno konstituciją, kad jinai būtų aušinanti, kad padėtų to išvengti. Ir yra tam tikros praktikos, bet čia nėra vieno recepto visiems, tai yra individualu, pas ką yra tos problemos ir kažkaip nori spręsti, gali su manim tiesiogiai susisiekti, kažką tai lengvai galima taip patarti, netgi internete. Jeigu rimčiau, reikia jau rimčiau padiskutuoti. Tai va tokios žinios apie alergiją ir žiedadulkių alergiją, taip pavadinsim. Sėkmės, užsisekit, toliau nagrinėsim, tyrinėsim, aiškinsimės, kaip palaikyti kūną, protą ir sielą.